Čia tokiam festivalyje jau mes atvažiavom. Vat mašinų turim visokių gražių, tokią turim. Geriausias steidžas. Nesibaigia prizai. Labai jaudinė. Nu, Mariukas specialistas, ką čia žiūri? Perku maikę. Perki maikę? Nu, geros, ne? Nu, neblogos. Į tokią, visokių čia yra. Kokių norit įsirink, galite, jeigu nėra jūsų čia, tai galit pasižiūrėti Marformans puslapį. Tuoj parodysiu, kad toks va užrašas. Marformans.com įsivedat į internetą ir nusiperkat. O jeigu nerandat, tai galite įpluojam važiuojam Instagramą, nu, ten ant bajo yra linkas, paspaudžiat, brakšt, perkam, važiuojam. Va taip atrodo, ant manęs gražiai atrodo. Nu, gražiai. Nu, tai va, viskas. Gerai, Maikės, Mariau, pareklamavai, kur čia randiesi? Čia tokiam festivalyje jau mes atvažiavom. Vat mašinų turim visokių gražių, tokią turim. Šitą važiuojant yra irgi. Bet da čia kitais metais jau bus va tokia, va taip atrodys. Turim Makvyną ir mocų turim, vienu žodžiu atvažiavom į Summerfest 6-ąjį festivalį. Buvom ir pernai, matyt video turbūt, kas matyt, kas nematyt, galit šok pažiūrėti. O šiemet biškį atvažiavom rimčiau pasiruošę, tai turim visą fūrą, visą savo lounge'ą. Turim, vat, kaip ir sakiau, tokią mašinytę stovinčią, turim merčą. Atvažiavom šiais metais jau ne su viena mašina, o su kiek čia realiai, su fūra, su katafalku, su driftkaru E9, E9 pirmų jau Davis šeria. Tai tuoj viską pamatysit, o gali apeit aprodyti mūsų autoparką. Kaip atrodo mašinytė. Nu, tai einam, parodysiu pirštu. Varom. Pala, o tai ko tu sėdi? Žinau, Mariukas pavargęs po vakar. Davai kraunamės, laiko nėra. O gal vienas kažkaip gali, aš pažiūrėsiu. Summerfestas laukia, ar tu supranti? Suprantu, bet tai ką man padaryti, aš energijos neturiu, aš pavargęs po vakar. Tai ko tu nesakei iš karto, girdi? Aš kai neturiu energijos, tai va. Ko šia? Kultukas. Kultukas? Pala. Ką tu čia dėdė? Kam tas dviratis? Kam tu čia cemento prinešėjai? O tai nereikia? Ne, tai kam tau reiktų daiktų tokių? Biškai užsikazavau, žinok, aš jau viską tuoj suneš baigiu. Ne, tai viskas, užteks jau reikalingus daiktus, susidėjom jau tu, viskas, nusiramink. Jau užtenka? Jau užtenka, viskas. Tai šito neįmam? Ne, jau viskas sukroju, marom. Žodžiu, davai, aš pats numinsiu, sustiksim jo vietą, gerai? Čia Makvynas, kartingas. Čia jau lakstai su šitą, ne? Deivulį laksto vakar, visą vakarą nei negesino. Čia banditas. Daumių ubagė. Šaudo garsiau nei granatos sprausta. Čia groja garsiau nei granatos sprausta. Vakar šitą kai pašaudė, tai mūsų čiut iš renginio neišvijo. O čia tai irgi ant oro. Nu, da, ką turim, da, mes turim katafalką, neparodėm. Katafalką turim. Beje, nežinau, kas matyt, kas nematyt, bet katafalkui ratas buvo išlūžęs vieną dieną prieš renginį. Vežiojomės ten tokius daiktus, karstą važiavom pasimti. Tai išlūžo ratas. Tai gerai, kad aikšteliai tiesiog riedant, o ne važiuojant dideliu greičiu, nes aš nežinau, kas ten būtų. Būtų miręs žmogus tiesiog. Tai va, žodžiu, turim karstą, tikrą ąžuolinį gerą. Turim ratus su palangėm, su rastavkėm. Viskas nupoliruota, aišku, čia dar iki ledo trūksta daug, bet iš 3 metrų atrodo viskas gražiai. Ai, tai dar mes vakar atvažiavom į renginį ir užgesino mašiną prie vartų ir neužkūrėm. Tai va. Čia buvo. Čia mums kažkokie ženklai, aš nežinau. Nu ką, hebrytė, sveiki. Bembukas biškį pastovėjo, nes laukė Summerfesto, bet dabar bus normaliai išbandytas. Tai kad tikrai atlaikytų visus krūvius, turim tokią Hado priemonę.
atrodo gan smulki bankutė, bet pamatysit, ką jinai gali padaryti. Tai tu atsidarom variklio dangtį. Ateik, Daivulė, tu irgi kartu laužysi, tai turi ir tu mylėt mašinytę. Tai va, hebrytė, pilsim Hado Red Booster revitalizantą ir šita bankutė nors ir atrodo tokia nedidukė, bet jinai iš tikrųjų apsaugo variklio dalis nuo nusidėvėjimo. Taip pat šalto užkūrimo metu jinai padeda, kad nesigadintų variklis. Taip pat jis padidina alyvos filtravimo pajėgumą, išlaiko alyvos klampumą viso ciklo metu, iki kol pakeičia tepalus, iki kito keitimo, jisai išlaiko alyvos visą tą efektyvumą ir taip pat atstato antioksidacinės tepalo savybės. Tai va, nesenai prie to pačio ir tepalus pasikeitėm, kadangi važiuojam į renginį, tai svarbu, kad po tepalų keitimo piltųsi šitas priedas, tada geriausiai jisai veikia. Tai va dabar įpilsim. Tai priedas pilasi tiesiai į alyvos vietą, atsisukam. Būtina prieš pilant gerai suplakti, kaip kokteilį. Pukšt. Davai, Daivulė, pilam kartu, kad abiem padėtų tikrai. Jo? Jo. Abu vairuosim, tai abudu ir pilam. Žukt. Čia greitai bėga. O per porą sekundžių įpilat, po to nereikės garaže kankintis 2 dienas. Viskas, kaulas. Dabar Daivulė prašerk porą ratų, kad susiteliuskuotų variklį ir galim lėkti į Summerfestą. Taip, po Summerfesto video realiai pamatysit, ar atlaikė motoras visą dieną ribotau ar ne, nes čia paprastas dizelis, nieks nedaryta, jam nieks nemodifikuota. Tai pažiūrėsime, ne? Jeigu nori, kad tavo automobilis tarnautų ilgiau, panaudok mūsų nuolaidos kodą PLOEM ir gauk 15% nuolaidą visai Hado produkcijai. Nu, Daivulė, biškį prateliusuos, pramaišys variklį. Pramaišysim. Nu viskas, dabar jau tikrai susitiksim Summerfeste. Susimaišė? Susimaišė, dabar ką, Hebra? Gero žiūrėjimo. O tam karste yra kažkas? Jo. Gyvena. Justelį paguldėm. Kodėl justelio nėra čia? Nu tai jis išlėkęs, išdavė mus, aš nežinau. Taip nesidaro vyrai, taip negalima taip daryti. Ne, jau ką, išvažiavo dirb žmogus, nu taip susiklosti reikalai, taip gavosi, aišku, liūdna jum, liūdna mum, liūdna jam. Dabar justelis amerikanskas. Dabar justelis, jo, Make America Great Again, kaip sakoma. Tai nežinau, veniaušinam burnos, gal tu šokį į driftą parodysi, kaip Daivulė vynioja baranką, paskui aš eisiu biškį irgi. Nu, davai. Davėm Daivulė apšildyti veleną, o paskui jau lėksim normaliai. Daivulė da tau paliks ten vairo gabalą bent jau. Lema būt gerai, kad padangų paliktų, nes visai mėgėjas ten susprogdyti jas. Išdaužyti viską, susprogdyti jam. Kuo labiau lūžta, tuo geriau. Sveiki atėję į drift zoną. Ėjom pažiūrėti, kaip Daivuliai sekasi. Kažkur arba eiliai turėtų laukti, arba gal jau trasoj šeria. Va, priekį Daivulė stovi, eisim pakalbinsim, pažiūrėsim, ar jaudinasi. Vis tiek po ilgo laiko atėjo į varžybas, nu į tokias mini varžybėlės. Einam pažiūrėsim, kaip Deivis laiko. Kaip Daivulė laikai čia? Laukiu. Labai jaudinės. Žiauriai. Biškį dreba širdelė, ne? Ne biškį, žiauriai. O jau važiavai ar ne? Pulsas 113, va dabar sėdžiu. O jau važiavai ar ne? Ne dar, tai va dėl to ir bijau, nes nežinau, nevažiavęs toj trasoj, karočią, dabar stebiu, žiūriu, kaip čia maždaug važiuoja. O, Ramūnas lekia. Jo. Ten tą trasą maždaug papasakau, kaip išvažiuoti, žinai, bet vis tiek, nu, kai... Aštuoniukė? Karočią, ten 2 kartus aš pusiau aštuoniukė, ten visaip ten. Nu, pažiūrėsim, kaip čia gausis, vyrai. Varau jau, žiūrėkite, eilė. Nu, davai. Nu, kaip Roslas pasirodymas. Neblogas, labai neblogas. Kaip pirmam kartui neblogas. Kaip su Opeliu? Super. Nu ką, Daivulė?
Nieko, čia pirmas syk suvažiavau dabar. Šiaip suvažiavau, bet, nu, tipo, vis tiek dar reik priprast prie trasos, prie visko. Stengiausi, aišku, kuo plačiau, bet tai mačiau, tai vidurį važiavau, šitą jo grybą. Tai pasižiūrėsim, gal per kelis važiavimus, žinai, gal įsivažiuosiu tiesiog. Bet kas tai biškai ir jaudulys ir viskas, aš niekada nevažiavęs, kur tiek žmonių, tipo, ten kažkur. Tai dievulė nesijaudink, čia ne varžybos. Tai jau, bet vis tiek kažkur. Tai jau, bet, žinai, vis tiek. Mariukas mažu geriau suvažiuos, duosi Mariukui paskui. Na, mažu tu lėksi netyčia. Nežinau, žiūrėsim. Visą dieną dar čia. Nu, kaip tau sekės? Kilovatų trūkumas, broli. Kiek dar reikia, kad gerai būtų? Nu, kokia 50 būtų gerai, žinai. Pamiršau. Per daug gripo. Nu, aš siūlyčiau žeminti šitą automobilį. Nu, dievulė, jau dabar geriau? Nu, dabar biškai geriau, bet ten nežinau, matysi, bet gale jaučiu, tai tą kitką nenuėjau. Per daug užbėtė, žiūri, jau tą kitką pareinu, bet kažkaip su rankiniu ten išsitiesinu. Bet šiaip jau geriau, jau šitas geriau gavosi, antras sykį vis tiek. Nu, priprast reik prie trasos. Visi čia dar kol kas matau tokie, dar biškai tokie, žinai. Bet jau pabiški drąsėja, tas darovinis tai jau šie, atvarė pilnais pautais iš pat pradžių. O šiaip tai, nežinau, nu ką, bandysim ir gausis vis tiek kažkas. Stengiuos kuo arčiau palei tuos kitką, žinai, kažkiek, na, norėčiau net biški tą kitką biški bakstelt, na. Žiūrėk, kad neapsuktų po to, nebus ką Marisai vairuot. Nu, pažiūrėsim. Antras, bet vos nenuėjau į kupstą, į tą škupetą, o antras iki žiaurė, huienai pasistačiau, atėjau palei pat kraštus viską ir kai tas mandžius yra, išėjau taip, mandžiukas ir karačia, kai mečiausi kitą pusę apsusiu per aštrėje, atėjau, nes norėjau full lokų tipo ir kuo arčiau. O yra dar tokių grybų kaip mes? Žinau, jaučiu mes čia grybai. Padangas žiauriai ėda. 3 ronai pažiūrėjau, padangų beveik nėra. O, mega pavažiuoja? Pavažiuoja, bet dabar 5 barus pučia. Sakė, trūksta galios. O mums netrūksta? O rankinį naudoji kažkur? Naudoju. Pasistatymę ar kur? Ne, pasistatymę nenaudoju. Ką, tai naudoju, kai reikia dasitempt. Kai noriu iš plačiau išeiti, tada biškai. Pasistatymę ten atrodo, kad rankinis labai padėtų. Nereikia. Nieko, bandysim sudalyvauti aurimės pakabos rungtyje. Pradžiai pakelta padėtis, tada nuleidžiam priekį, nuleidžiam galą, pakeliam priekį, pakeliam galą. Visą nuleidžiam ir visą pakeliam. Taip išrinks, kuris greičiausias. Ai, tai čia kuris greičiau padaro? Matuos laiką kiekvieną. Ok. Bandysim. Leido priekis. Įsileido ir galas. Trys, du, vienas, leidžiamas. Priekis, galas, priekis tyla. Leidžiam žemyn ir viršų pakylam į startinę poziciją. Jis ten jau liktai kaip galvas, kai jau bus jau finišas, kad mūsų teisėjai žinotų. Tai keliaus visiems dalyviams, kai ir dalyvavo. Kaip tai veikia? Tai čia sudėtos pas jį linijos, greičiausiai labai storos, kokie techniniai vamzdžiai tokie. Oras greit bėga ir... Susivedam rezultatus, kad tikrai dar ne... Nes atrodo ne oro važiuoklė, o... hidraulika.
Ble, kas vyksta? Stumiu. Stumi? Baisiai stumiu. Baisiai stumi. Kas čia bus? Kam čia ruošiamės? Į Karlimbo varysim. Bet nenoriu labai burzgint variklių, nes oro aušinamas ir visai gali greit perkait, žinai, eiliai. Tai jau ten, kai kažkur arčiau būsim, tada jau, žinai, užsikursiu jau. Нормально, Себекелис, все хорошо. Deivulį. Nieko, pasikeitėm padangas, varysim pašert. Šiaip gerai jau dabar, jau gerai. Jau dabar einu palei kraštus, jau kaip ir pagavau, kaip reikia, žodžiu, va. Dabar gerai einasi jau visai. Jau dabar gali filmuoti, Eitvidai. O Marius jau važiavo? Tai va dabar jis te laukia. Čia gavos kažkokią mišrainį. Bet ten vienoj vietoj gražiai čia buvo. Čia vienu momentu jo visai neblogai arti ėjau. Gerai, šalbų įsirėmęs į kampą esu. Kad padangų nėra. Įvyko takis padangom. Nėra. Nu, bakūrė kaip sekasi tau. Deivulį padangą suėdė jau davė ant slikų lėklę realiai. Tai kaip ant ledo realiai. O parazitas uždėdo. Parazitas, nu. Mačiau, nusivilko ratus, pūs orą. O šiaip kaip sekasi važiuot? Nežinau, pirmai visai normaliai buvo. Dabar Deivis varė, dabar aš tik vieną kartą pravažiavau, nes sustojau vidury važiavimo, nes padangų nėra, tiesiog ta mašina net nevažiuoja. O sakė, iki siūlų negalima tipo išdrošti, tai pyksta, tai nenorėjau, nes jau tie dratai realiai be vos nelindo. Karšta? Žiauriai šilta. Žiauriai šilta. Pažiūrėk, tai prižiūri mašiną su tokiom pirštinėm baltom dirbam. Kai daktaras? Kai daktaras. Tau lėksit? Va, lygu. Net duobė per vidurį. Ką padarei? Kaip nori? Ką padariau? Ką padarei? Pridėjau o kas čia buvo? Ką? Nežinau. Čia į mergos čiešino. Nežinau. O tau pavydu, žiūriu, kad tu net Aš eisiu greitai ratus pakeičiam, einu valgyt. Valgytai Aš šiandien dar nieko nevalgęs. Vapšė tik vandenuką gėręs ir toks jau tos drifterio gyvenimas. Kažkai ko, bet... Tuo pašiektas tai net nealkanas, gavo vairą pavairuot. Neturiu žodžių, jisai šiandien įlips į mašiną, kaip manot. Ai, bet į bagažinę lipa. Gali uždaryti Eitvidai. Ką? Uždaryk bagažinę. Ką tu čia veikė? Uždaryk bagažinę, sakau. Čia nesėdynį. Viso gero. Atsargiai. Nu vyrai, kur čia atvažiavo? Į rungtį plėšysim dėžes. Na gerai, ačiū. Išnešim aš jum atsakau. Paruošęs gerą programą? Paruošę, pažiūrėk. Tai cheat kodas čia. Ir sprogdinsim. Nu davai, žiūrėkit vyrai. Ar žinom jau variklį? Benzinas. Gerai. Tai maestro, jeigu pasiruošęs, 3, 2, 1, let's go.
Ok, aplodismentai, stipru. Kopustėlių raketinė bazė. Čia spėjų dizelis. Didžiausi fanai palaikom. 3, 2, 1. Šitą nesitikėjom nei vienas, ne? Ačiū. Plojam, važiuojam. Išleiskit mūsų dalyvius, kas jau ten ant pravažiavimo, būtų fainai neužkiškim šitas aikštelės. Gerai, matavimo įranga jau prie duslintuvo, patraukiam visi, pasitraukiam į saugų atstumą. Gerai, 3, 2, 1, lėktuvu. Kiek nuėjo? Išnešimo šiumo atsakau. Ar toli nušovė tą mūsų omegėlį? Ačiū, kad atvykote, turim jūsų rezultatą. Nelabai? Paplojam, važiuojam. Aš laimingas. Nu, keturaitis gal jis. Kur buvai? Drifte. Dėl to laimingas. Kai buvom nuvažiavę testuotis, sprogo va tokio dydžio ugnis. Tikėjomės tokio rezultato ir čia, bet nepavyko. Čia nebuvo mūsų pikinis performances? Nebuvo. Tikėkimės dar bus pakartojimas. Man patinka šita rungtis labai. Patinka? Man patinka, kai šaudo, gaudo. Man patinka. Su kuo tu šaudysi? Tai jau pašaudim su Omega. Bet silpnokai šiaip. Yra stipresnių konkurentų tikrai. Tai palava, tas Bembas dar. C3. Tu pamatysi, karačią. Ten tai bus. Paskutiniu bandymu čia pasikeitė rezultatai. Jau dūmai iš duslės eina, jau tepaliuką, tik tai dabar varikliukas ryjana. Tai lempa, kas stovi. Ką? Tikrai įdomi. Geras posūkis. Visa palaikymo komanda. Štai, gerai. Tai nelimbo, jeigu ką nereikėjo. Čia 4 kem. 4 kem? Nu, bent jau iš lempų, tai sprendžiu, kad 4 kem. Dar šiek tiek gal į priekį, ne? Peisas. Mūsų optilis geriau. Nu, tikrai Omega mūsų geriau gal. Ačiū labai. Bent jau posūkis geras. Nu, posūkis tikrai geras. Kas čia? Strižai gal? Jūsų svajonė? O, gerai. Opa, eina. Ok, ačiū labai. Gerai, 3, 2, 1, let's go. Okay, wow. Au. Spaudžiu dešinę. Įvertink. Atsargiai. Ausis left the chat. Kas čia vyksta? Kompą pakeitė, sakė, 2 atskiros programos surašytos, vienoje vienaip šaudo, kitoje kitaip šaudo. Tai dabar kompą pakeitė, važiuos antrą ratą, kitaip turės šaudyti dabar. Nu, davai. Okay.
kairys tikresnis atrodo. Neblogai, šiaip paplojam. Tikrai neblogas rezultatas. Gerai, 3-2-1, let's go. Okay, ačiū. 3-2-1, let's go. Desertų dar yra. Ar užteks metrą? 4-6-1. Važiuoja Jaguaras, išleidžiam Zentėm. Ant 10 temų daugiau. Sikalų grado finalas vyksta ten, kur vyko iki šiol, tai Jaguaras Parodyk, su kokio automobiliu laimėjai. O 19 valandą čia vyksta dovanojama. Opel. Galime kažkur jau vienišų pasibaigs. Tada loterijas, čia vadovą tokį progą nusipirko loteriją, mūsų mama. Mažiukas, kontažas yra. Aš kolekcionuoju japoniškas mašinas Hot Wheelsų, tai jeigu kam įdomu, tai galit parašyti, parduosiu kažką, nes jau atsibodau kolekcionuoti, tai galiu parduoti visą kolekciją. Turiu visko, ir NSX, ir RX7, GTR-ai. Porsche kokie. O, turiu ir S2000. Dėmėkit užrašą šitą, Obuolys nuo Obels Official. Į Instagramą nueinat, pasekat, va šitas jaunuolis pardavinėja Hot Wheelsus ir taupo ant Mietus MX5. Tai jūs įsivaizduojat, matė jūs tokį bairį, kad toks jaunuolis versliuką vasuka savo kolekciją Hot Wheelsų pardavinėja ir kažkada su Mieta atlieks va gal į Summerfestą po kokių 15 metų. Tai bičių 9 metais jau dalis turi Mietos, tik neturi Mietos dar kol kas. Padėkit žmogeliui įsigyti svajonių automobilį paprasčiausiai. Ir viskas. Aš irgi operatorius, aš tai pafilmuosiu. Parodyk, ką filmuoji, ką fotkini. Kanonas čia. Kanonas? Kanonas. Mariukas yra fotografas. Paprasčiausias čia 7D. Bet tu čia su juo filmuotai negali, ar gali? Gali, su crop sensorium, čia ne full frame'as, čia mes paprasčiausiai beginneriai. Seniai 9 metų, aš tai negaliu atsigauti. 9 metų bičas jau net... Bet matai... 12? 9. 9 sakė. Bet matai, jau tėvai, ta prasme, Datsuną turi stensintą, matai kokį, tai bičiukas gyvena tame. Nu tai jau jis mato, jis jau svajoja. Na ir šiaip, tėvai moko tokių dalykų, kad būtų nuo mažens versliam. Bet šaunu, žiauriai malodėt. Vyrai praleido, taigi čia stovi eksponatai. Čia Deivulis tema. O, krematoriumas. Lepi į vidų. Aišku, lipu. Čia nebuvo klausimas. Čia buvo teiginys. Sargiai tu. Čia pirtelį. Čia gal meluoja, čia ne krematoriumas, tai kažkaip netiki. Kodėl ne? Bet pečius yra, tai gal ir iš tikrųjų. Nu gal. Nu, Deivulė, jau pasakok tu. Čia ne pandemas. Trūksta ženkliukų, galiu pasakyti. Numerių. Nėra. Šiaip. Tai kad bachūrė, jisai techo nepraeis, pažiūrėjai, ratai kreivai stovi. Suvedimų reikia. Mechanas. Tarpai. Matot kokie? Galvą įkiščiau. Radiatorius. Vida yra. A, yra? Yra tas Šitą mašiną turi radiatorių? Jo, tas. Ne, Kaitlentė ta. Šiaip nepijojam, nes patys iš vis nieko neturim kažko gražaus. Čia graži mašina visai. Gražus 92 visai. Visai nedaug. Ir labai ryškus. Pats nedaryčiau tokios spalvos savo mašinos, bet atrodo gražiai. Vienas piškina, Nerdas nusifotografuo. kitas piškina. 15 buvo? 15. Nu, pagrindinė minutė, 9 minutės. minutės. Pabandysim. Reikia nepasišūdinti čia dabar. Prieš žmonės. Jeigu ką, tai aš čia nevažiavęs, tai simuliatoriais nieko nežinau. O čia ABS-as yra, traction controlas kažkas? Yra, asistai jungti porą. Ai, tai galiu kirsti per stabdį normaliai, ne? Tai kirsk. Ar tu mažas pedalų nepasieksi? Tik prisisleik, o heit patas, ne? Nu, nepatogu. O tai čia užsifiksuoja? Jo, fiksuoji atgal. Jau Mario galiai batų Pedalus reguliuosi? Ne, viskas taip standartiškai. Koinys mano čia po driftų visus ragas jum. Čia pedalai jau nesireguliuoja? Ne, aš tau galiu nebent šitą pritraukti. Kur, arčiau vairo? Arčiau vairą. Ne, arčiau vairo, tai man nereikia. O pedalą to per aukštai, ne? Ne, man pedalai per toli. Per toli tai gali prisislinkti dar. Jeigu nori, jeigu kažkas. Ne, tai aš norėčiau, kad vairas būtų... Nu gerai, pusė. Jeigu nori, ne, tai kaip dabar tu nori? O vairas per arti? Aš noriu, kad vairas... Aš vat noriu vat dabar
noriu, kad man būtų arčiau pedalų. Tai gerai, tada žiūrėk, aš tau galiu nustumti šitą. Nu gerai. Bėda su tais trumpai žmonėm. Nu, tos tie maži žmonės ir liliputai. Dabar taip. Pakeičiau tau į mechaną. Bus taip. Gazas stabdės, sankabos nėra. Bėgis aukštyn, bėgis žemyn. O galima vaizdą padaryti be vairo, kad būtų. Kad nematyčiau vairo. Tai vairo nematys. Tai dabar tik pitose. Tu matysi tokį vaizdą. O galiu iš apačios? Tu nori iš važiuoklės, iš rato žiūrėti? Ne, iš mašinos. Taip nori, iš jo. kokpito. Pasartuojam. 3 ratukai. Kodėl čia man ratų neuskaito. Tipo, iš trasos išvažiuoju, bet tai galima 2 ratais išvažiuoti pagal taisyklės, tai nežinau. Kažkokios pradinukų taisyklės. Ne, viskas. Pagerina, nepagerina? Aš nežinau, kiek važiavau. 1.6.8, bet į 1.5 galiu drąsiai lipau. Nežinau, kiek čia važiavau, Hebra pirmą. Sakė, 1.6 gali važiuoti. 1.8. Ką? 1.8 važiavo. Geriausiai. Daivulio, matai, kas čia yra? Čia? Tai? Gerų, ne? Žurnalai. Moteris ir vyras. Žinau, kam patiktų labai. Tas, kur Amerikoje dabar sėdi. Tai jam, tai patinka vyrai jam. Ratukai tai... Mainai visa žiauri, bet čia ta amerikoniška, ne? Bumperiai amerikoniškai ir taip toliau. Ir X-as, man atrodo, tik amerikoniškas buvo. Ar buvo europinis? Buvo ir europinis, drivas. 3.5. Aš kaip sakiau, šitie ratai ant visų mašinų tinka. Ant visų gali šitus ratus dėti ir achuienai atrodys. Ten hulės tai irgi belia kaip gerai atrodo. Juoda, graži, viskas, čiki. Viskas kaip turi būti. Numeriai, tema, galu F222. GTI. Sėdynės. Černovas? Žiūrėk, vairas BBS. Diržai raudoni. Žiūrėk, gale koks aparatas stovi. O, gyvūnėlis. Kiepia, tai kad liestai čia ir gerai. Kajočia. Atėjom į Miami Club buveinę. Tai visos mašinytės, ką čia matysit, yra Miami Clubo. Yra didelį Hebra iš Marijampolės. Turi žiauriai gerų mašinų. Ne visas atsivežė. Bet ką atsivežė irgi įspūdinga yra ganėtinai. Šitas dar žiauresnis yra. Šitas su Porsche ratais, Brembo stabdžiais, orinė važiuoklė. Irgi salonai, subai, ten karačia, viskas sukrauta, sudėta, nu čia bomba. Pažiūrėk saloniukas. Kai šokoladė? Nu, bomba. Šitas aparatas, Riegeris Skiroko, yra žiauriai retas ir Miami's jį turi. Tai va, taip jis atrodo, pažiūrėk, radai kokio pločio, palangis kokios. Čia tokia apdaila, čia nežinau, 90-ųjų buvo stilius. Čia nieks nechaltūrinta, čia taip iš gamyklos išėjo mašina. Turim B5 audukę tokią neblogą. Nu, klyn atrodo gražiai. Marius Karačias sakė, kad šitą Audi tipo, praeitam Summerfeste jam buvo pati gražiausia iš visų mašinų, kiek buvo praeitam Summerfeste. Nu, jie gražiai, aš nesakau, bet aš šitą prasme, nu, tikrai yra gražesnių, va, huligankiai, pavyzdžiui, va, balta. Nu, tikrai man geriau atrodo negu Audi šitą. Nu, bet čia tik mano skonis. Va, čia man. Korvetį. Žiaurinį. Yra čia tų modeliukų. Porsche turi Hebra irgi Miamio. Su Martinė šitais visais, nu, liveriu Martinio. Nu, o čia šitas biškai gražesnis. Nu, geras. Čia pripilė alkoholio ir tada per kraniuką baits pasipildai. Čia dar sukasi? Pernai buvo. Ne, nesisuka. Reikia tau tokio. Gimė mintis man, kažką padarysim. Varom, toliau. Varom. Ką turim? Turim Jetą. Ne, čia Venta. Va. Ar Jetą? Venta ar Jetą? Marijus, čia Venta ar Jetą? Nu va. O kuo jos skiriasi? Niekuo. Kažkaip ten, man atrodo, kad gal kažkurie Amerikos, tuo laiku, man atrodo, Jetos gal net nebuvo. Tas pat pyp, tik kitoj rankoje. Nu tai dabar irgi tas pats yra Amerikoje
kažkaip kitaip vadinas, gal Vento, o pas mus Jet, nežinau. Arba atvirkščiai. Eik tave, eik, Deivulė, tą Omega, eik. Einam, pas Omega, tai mūsų, Čia, man atrodo, tų vaikų, ne? mūsų prosinė. Deividas, girdi Lojam važiuojam, atsirado ne nuo šitos mašinos, bet čia yra mūsų Omegos prosenelis. Va, Omega, sena. Pati pirma Omega. Nu, su BMW ratais. Bits. Spalva irgi panaši. Nu. O kas čia padaryta? Čia jau kažkaip neoriginaliai. Čia kažkas... Kažkaip ne tai. Kaip čia taip dabar, Deividas? Man atrodo, kad čia taip ir yra. Taip yra, kaip atrodo dabar, ne? Man atrodo, taip ir yra. O, Deivulė žiūri, ar tepalą ryja. Ryja šitas. Ryja. Mažiau, bet Gerai, gali papasakoti šitą bairį, čia gal žiūrovai nežino. Nepasakoma, atrodo. Žodžiu, tiesiog mes pardavinėjom 6 Golfą GTI ir buvo jau 6 žmonės atvažiavo pažiūrėti iš per visą laiką ir paskutiniai tokį kozeriuką pasakė. Ten bičas tiesiog atvažiavo antras iki jau. Prisinėjo prie to, kad dažyta tipo, nors jisai žinojo, kad nedažyta, bet vis tiek jam nepatiko kažkodėl, nors ten viskas gerai nudažyta. Ir ant galo tiesiog va taip kozeriuką paėmė pirštą, duslę įkišo, juodas pirštas, sako, tai čia tepalą ryja, nes juodas pirštas. Sako, senė, tai nueik dar pas kaimyną į kiemą irgi mašinai perbrauk, tipo, žinai. Šiaip norėjau šiam iš vis pasakyti dar kitai, bet jau biškai nenorėjau. Norėjau sakyti, kad čia į šikną susikiš tą pirštą ir pažiūrėti. Gerai jau. Nežinau, ar gerai čia taip tiesiant žmonių, bet... Nu, čia tie visi BMW vairuotojai. tokiam festivalį jau esam. Jau turim suprast, kad taip gali įvykti. Nu tai va, pažiūrėkit, barbetiniai ratukai ar chuligankiai. Nieko kažko mandro nėra, tiesiog graži huli, clean. Viskas. Užskaito. Tiek apie šitą, sekančią. Nu čia Z4, ką žinau, esu didelis fanas jų, bet šitą visai gražiai atrodo. M5, bet 2 litrų kleksi. Paėm toliau. Šitas visai... Marius tai čia sakė, kad šitas jam nepatiko, nes tipo per daug visko. Man tai patinka, man tai gerai atrodo. Turba, dydžio kaip mano galva. Nu, čia toks jau aštrus. O koks čia variklis? Nu, Deivulė, iškart nepastebėjai. Čia 2JZ. Nu taip. 2JZ varikliukas su turba. Nu, tipo, sakau, Mariui nepatiko. Jo, nepatiko, pažiūrėkam, jam nepatinka. Nu, Pažiūrėkam, jam nepatinka. Juda vyras. Šitas irgi visai gražus. Edėjim antras. Mariui irgi nepatiko pirmai sakė. Bet man visai clean atrodo Ne, gražus. aš nesakau, kad čia nesąmonė, čia tiesiog ne mano skonio ir tiek, nu tai. O čia va Mariaus skonio. Jo, ta prasme, Čia- gyvatės mano yra, mano. Čia, ta prasme, nu čia taip unikalu, realiai. Ta prasme, originalūs ratai, 16 čia turbūt. Balti. Raliniai, čia raliniai, sportiniai. Kietas AliExpressinis lipas. Kad lengviau mašina. Aerodinamika, patys suprantat. Jo, bet ratai tai tikrai geri. Ratai geri. Eitve, realiai tu gali, žinai, ką padaryti. Ką aš tau padarysiu? Tu Batmaną turi, ne? Nu. Tai dabar nupučiam nuėję ratus ir čia. Baltai ratus nupučiam. Iš tave tuoj nupūsiu nuo vaizdo, dar tu su savo Ratus tokiam baltai idėjom. nupučiam, užkliuojam porą va tokių drakonų ir realiai galėjau šofą važiuoti. Jūs suprantat, kas čia yra? Nu, kas čia? Čia yra mano, nu ne šita mano, bet aš noriu M5 va tokio daikto pas save kieme, čia yra mano svajonė. Noriu M5 slyvos, žiauriai noriu. Nu tai čia bus koks dizeliukas gal, nežinau, automatas matau. Vienintelis geras dalykas šitoj mašinoj, tai va. Va šitie, dangteliai. Dangteliai? Su pavadinimu. O tu pažiūrėk, kaip čia. Kaip čia viskas arti. Nu gražiai. Tvarktai. Tu paklaus, gal parduoda. Tai kai pasakys kainą, tai aš vyrė tiek neturiu dar. 3/4, gražus irgi. Pagal duslę. Su istoriniais numeriais, čia originalus visas. Nebijau, būtų V8, būtų atidarytas variklis. Seni V8, matau. Eina vienos galvas, čia jau kitos ten. V8 čia. Nu, Bet V8 arba V6 tada susigrautų. Nėra tokio. Čia gali būti arba 3 nu yra 535, man atrodo, būna V8 ir yra 5 cam. Galingesnis biškį V8. Šitas bamperis galinis yra žiauriai geras. Jo? Žiauriai geras šitas bamperis labai. Labai gerai, nes jeigu akmenų per vidurį yra, tai nekabini. Jo, Tomai. Tai taip, būtent taip. Tai tik tam ir sugalvota, realiai. Pažiūrėk, kaip šviečia. Patinka tau? Aš sakau, čia ir mašina, ir blizga, ir lempa, šviečia. ir viskas. Ir veidrodis.
tuo pačiu. Nedadaviau. Gerai, Jam perduosiu. perduokit. Bet žiūrėkit, perduokit. Žiūrėkit, ką dovanų davė mum. Turim Petrol Head kepurę. Turim ir tepalūčių, ar netepalai. Gerai, čia ne mum, nežiūrėk. Mum, tik mum. Rosvo, jei negausi maišiuko, tai žiūrėk, kur dingo. Kas tas Rosva? Ne, Rosva, parvešim viską. Spirsiu į mašiną. Kuo? Filmuok, spirsiu į bėgom. Nu, tai davai. Tyliai, nepastebimai prisėlinam. Nu, tai davai. Kurią, varyti į oranžinę ir į raudoną. Į kurią nori? Į kurią Deivulė spirti. Šitą. Kodėl, ką jinai tau padarė, kodėl, nu kam jie spirti? Jeigu sakai spirtais. Ne, tai kodėl šitą? Spirti į Deivulę. Matai, bijau, jisai dreba. Justelį tau linkėjimai, pažiūrėk. Volvesteris koksai, su ratyčiais gerais. Nu, čia jau jam būtų čia, patiktų. Jisai volvistas, jam čia patiktų šitas reikalas. Viskas, varom į kempą savo. Ne, neišjung kameros. Dabar, kol eisim, ar Deivulį deklamuos eilėraščių? Anekdotą. Tugi moki ten gerų. Kara čia eina čigonas gatve, randa 5 eurų, paskaičiavo trūksta. Pys toliau, žinai, būna, ten šaudo, ateina vėl. Petrai, žinok, Marytė duoda. Tai Davidai yra anekdotą. Bet jau reiks iškirpt, man atrodo, šitą. Aš čia nebuvau girdėjęs. Exclusive OnlyFans contentas Deivulis, jei norit subscribe. 3 eurai į metus ir eina. Anekdotai. Gali tą kitą. Ne, reikia, tu naktį. Bičas prieš renginį vakar 3 nakties tik susirinko mašiną, pasileido pilnai ir atvažiavo šiandien į renginį. Visai savaitėj likus iki renginio sugalvojo, kad reikia pasitubo svapą padaryti iš 1,8 į 2,5. Tai jis per savaitę bičas pasikeitė ir toks rezultatas. Ir toliau yra kita zetkutė, rožinė, 1,8 įsas, 103 kW. Nu, žodžiu, padaryta. Rožinė, apklijuota, ratai gale 11 jot, berods ar 10,5. Sakė, sunkiai sukišo rudos ratus, bet sukišo ir va toks vaizdas. Gražu. Pats kiečiausias klubas antram po mūsų, ne? Matom, kad bus antras po mūsų šitą. Prašom, tėdė. Klubų draugystė. Geriausia vieta jūsų. Už visas geras mašinas ir už visą šitą festą. Ne konkrečiai mašiną, bet visam klubui. Už tą grabą, už tą viską, ką turi. Paplojam, važiuojam. Taip, darom vieną fotkę, bandom. Ką čia gavote? Nežinau, negirdėjau, už ką prigavo, ne formoj prigavo. Pasirodom. Va, ką duoda kartais. Gerai nustebino, ne? Čia jau labai čia užkasė mums, čia jau tipo gerai. Iškai buvo apdovanojimus, išnekėjom, net nesupratom, ką mes čia gavom. Sakė, klubas, tipo, kad vienas, jų nuomonė, mūsų klubas, tipo, vienas, jiem labiausiai geriausių šitam renginį. Mūsų specialius prizus. Tiesiog gavom prizą. Specialius prizus turim. Tai mūsų čia labai gerai įvertino. Justuko čia nėra samum, bet linkėjimai irgi prisidėjau ir mašiną davė į driftą ir Makvyną padėjau padaryti viską. Tikrai žmogus nuo dūšios dirba. Pasiaukojo, taip norėjau, jis laukia Samerio ant galo, vis negali. Mariusai, ką čia taip žiūrai? Tu pažiūrėk. Matau, kad iš plojų važiuojam fūros. Šokiau žemyn galite. Justėlis, aš nesuprantu, sako, į Ameriką, tipo, išvariau. Atlikęs į Summerfestą, užsimaskavęs, tipo, nepažįsta mūsų už jai stovi. Tai ką tu jam gali pasakyti? Nu, už ką apdovanotas buvai? Tai galim pasižiūrėti į mano mašiną šoną. Kažką jau būsi pridirbęs. Realiai už šitą ir apdovanoja mane. Tai kaip čia tau taip gavosi? Tai tiesiog važiavom 3, 2 mašinos prieš mane atsitrenkė į ruloną, tai neturėjau kur dingt ir aš buvau 3, kuris irgi. Jo, tai biškis skaudžiai. Šiek tiek, bet atsitampys, viskas čia bus gerai. Nieko, to atplosim ir vėl važiuosim. Ja, plosim, važiuosim. Auto klub. Kaladėts. Gavom dėžę čipsų kažkokių. Pažymių gerai. Parodyk apdovanojimą, bakūrį. Geriausias stage'as. Dar gavom. Daunių čia gavom. Va, beats. Firminiai turėsim. Tada kepšiai, kepirikiai. Beveik kepurės. Neduoda žiai laiko įsikimę.
Va, pokau, baim. Justo bemba dėsim baizai nevalo mašinų. Iš šitų į Justo mašiną ir iš šitą į Justo mašiną. Nesibaigia prizai. Best Club Stage. Čia galėsim kitą kartą jau atvažiuoti su priekaba ir pilną iškabinėti jau tokių. Galėsim ne kapotus, ne variklio dangčius kabinto paveikslų savo. Deivulė, matai, ką gavom? Deivulė jau jisai nieko nemato. Ką gavom? Nu, už ką čia gavai apdovanojimą? Top 16. Papuolė Mersiukas kažkaip netikėtai. Pirmą kartą. Tokią kalbą šau ant scenos, kad net kvapas baigėsi. Nu, kad nenufilmavau. Pakartok, kas buvo. Tai viskas jau dabar. Pasakyk. Nu, ant scenos Marius jūsų linkėjimus perdavė. Jūsų linkėjimus perdaviau, nieks neplojau, tai reiškia niekam neįdomus. Tai Justas plojo iš Amerikos, tik negirdėjai. Ką? Balselis biškiai girdėjau, per daug linkėjau. Sakau, baigės kvapas. Įmonė, matai fūros, mašinos, pas mus viskas, įmonės rekvizitai. Maigas tik štampuoja. Tau nėra kur žinau. Sakyk, užtenka, neduok. Didelės pastangas ir kad nenumirė aparatas. Pavadėt. Matai, Opelis yra mašina. Tai tiek. O dabar, hebra, exclusive contentas, after party. Dabar prasidės turinys iš Deivio akinių.